Video pabaigoje sužinosi, kodėl tavo lytinis aktas trunka labai trumpai. Taigi, iš kur gauti laimės hormono, serotonino, ar ne, kas jį gamina? Pagrindinė amino rūgštis, kuri yra gaunama arba reikalinga organizmui, kad gamintųsi serotoninas, tas laimės hormonas, yra triptofanas. Triptofanas kas tai? Tai yra tam tikra amino rūgštis, kurią mes turime gauti ne susintetinta iš kažkokių tai atskirų dalių, o viena iš mūsų mitybos arba iš maisto papildų. Taigi, baltymai, amino rūgštis, pagrindinis jų šaltinis yra ne kas kitas kaip bananai, avokadai, pupelis, vištiena, kiaušiniai, žuvis arba kalakutiena. Beje, tai turi būti pakankamai kokybiška dalis. Būtent tenais mes galime rasti triptofano arba maisto papilduose, kaip minėjau, tam tikruose. Beje, kodėl tavo lytinis aktas trunka trumpai? Todėl, kad triptofanas yra atsakingas už serotonino gamybą, o serotoninas kontroliuoja ejakuliaciją. Todėl, jeigu tu iššoviai greitą šaudę iki minutės ar iki 2, reiškia, tavo lytinis aktas truko trumpai, reiškia, galimai tavo organizmui trūksta serotonino, laimės hormonų, arba kitaip tos vienos amino rūgšties, kurios galima gauti, parašyk kur, aš tau pasakysiu, kurie yra patys geriausi, maisto papildai, kur galima gauti amino rūgšties triptofano, arba valgyk tai, ką išvardinau aukščiau. Jeigu įdomu, parašyk.